Šiandien Nova Falė TV svečiuose Artur Pulša, ekstremalaus bėgimo su kliūtimis atletas. Kas tai yra per sportas ekstremalus bėgimas su kliūtimis? Ekstremalus bėgimas su kliūtimis tai yra Lietuvoje tik pradeda populiarėti sporto šaka. Čia yra, kai yra kažkokia tai distancija, tai dažniausiai būna lauke. Ir su kliūtimis tai būna arba gamtinės kliūtis, arba būna, kad kliūtis jau surengia jau organizatoriai. Ir čia jau kokios bus kliūtis dažniausiai priklauso jau nuo organizatorių fantazijos, kaip sakoma. Tai dalyvaujant varžybose jūs nežinot, kokia bus kliūtis, kaip atrodys jūsų atrasas? Būna, kad ir paskelbia, bet jau prieš pat startą jau koks bus maršrutas, kokioje erdvėje ir kokios kliūtis po kokiu eina. Ir tik tada tu gali sužinoti, kokios kliūtis tavęs lauks. Ir tai dažniausiai būna ypatingai mums, kadangi mes važiuojame į varžybas, kaip ir dažniausiai vis bandom atrasti naujų lokacijų, naujų vietovių. Ir tu netgi, gal ir pavadinimas ir girdėtas, bet tai ne faktas, kad tai bus tokia kliūtis, kokia tu galvoji, kad jinai taip atrodys. O kodėl šis sportas? Kodėl jūs pradėjote sportuoti? Galbūt kažkas paskatino jūs užsiimti šią sporto šaką? Paskatino tai turbūt tas dalykas, kad pradėjau gyventi aktyviai gan vėlai, kažkur tai po 30 metų ir tiesiog norėjusi būti savo vaikų gerų pavyzdžių. Ir viena organizacija pasiūlė sudalyvauti nemokamai varžybose netoli mūsų namų, čia Pamarazuose, Alforane, sudalyvauti nemokamai bėgimo su kliūtimis. Aš galvoju, kad čia bus kliūtis tokios, kaip būna per stadioną bėgi, per kažkokį tai kliūtį peršokį ir bėgi toliau. Bėgiot man kaip ir mokyklų ir patikdavo, sutikau, bet nuvažiavęs tenais buvau maloniai nustebintas, kad žiūriu, kad grioviai kažkokie tai vanduo, kažkokius tai kopėtėlės reikia kažkur tai perleisti ir ir labai sužavėjo. O paskui dar sužinojau, kad tenais galima važiuoti ir su šeimom, tai tada iš vis buvo, wow, kaip fainai, tai gali ne tik vienas įsitaškyti, bet dar ir su šeima atvažiuoti. Jo. Tai girdėjome, kad ir jūsų vaikai kartu su jumis sportuoja. Taip, dažniausiai 90% taip ir būna, nes kai sakau, važiuojame į varžybas, tai čia dažniausiai būna varžybos gamtoje, tai būna viena iš progų, kad nuvažiuoti kažkur su šeima, netgi į kitą šalį ir toksai aktyvus laisvalaikis. Ir labai dažnai organizatoriai daro taip, kad kliūčių ruožą kaip mums tėvams, taip ir vaikams. Ir tada labai malonu. Pirmą bėga tėvai, vaikai sirga už tėvus, tėvelė, mamytė varyk, o paskui jau už pusvalandžio jo atvirkščiai. Mūsų vaikai bėga, o mes su pakelta galva iš paskos davai, varykit, pailsėsit finišė ir panašiai. Tai sportas visai šeimai? Jo, galima sakyti ir taip. Tik tiesiog paskui jau galima skirstyti į pajėgumą, ne? Kas ko sekė tam sporte, kas tiesiog dalyvauja, kad sudalyvaut, o kas jau nori jau parodyti save, kad esu vienas iš geriausių ir noriu tokių išlikti ir kuo ilgiau. Ir tada konkuruojam. Tai labai smagu, kad galite sportuoti kartu su visa šeima. O asociacija Šiūnų sportas. Kas tai per asociacija? Kaip čia susijęs su jumis, su jūsų ekstremaliu sportu? Susiję taip jau, kad šita asociacija jau buvo senokai. Facebook'e buvo tiesiog paprastas puslapis Šiūnų sportas, bet vienas iš administratorių paprašė mumis biškį ją tenais administruoti, gal kažkokį tai nuotraukų, video kelti iš varžybų, nes matė žmonės iš šono, kad tai iš tikrųjų labai gražus ir dinaminis sportas. Ir aš sutikau, bet paskui, kai atėjo laikas, kad reikia karts nuo karto paprašyti paramos ir panašiai, tada reikia turėti paramos gavėjo statusą. Ir tada vienas iš mūsų irgi aktyvistų Jurijų Antonavičių, tiesiog paprašydami pas administratorių, ar galima pasiimti šitą vardą, tiesiog padarėm kaip VŠI tokia, ne VŠI, bet ir patidarėm tokią oficialiai, kad žmonės, kas nori, galėtų mūsų paremti ir kad mes egzistuotum oficialiai. O jūs su savo sporto šaka ar dalyvaujat varžybose? Galbūt kažkur už Lietuvos ribų važiuojat? Jo, varžybose dalyvaujam ir gan aktyviai, jeigu tai pažiūrėti, tai būna taip, kad per metus vos ne tenais, ypatingai vasarą, tai vos ne kiekvieną savaitgalį nors tu važiuok. Wow. O varžybos dažniausiai, kadangi šitą sporto šaką Lietuvoje tik pradeda populiarėti ir dėl to yra labai šilta ir smagu ant širdies, kad mes vieni iš pirmų tų žmonių, kurie populiarina šitą sporto šaką mūsų rajone. Nes Lietuvoje irgi ten jau populiarėja, o pas mumis rajone mes tokie kaip ir Kolumba, pirmi tokie puoselėjam, skatinam, motyvuojam. Tai o kad pasiemti patirties, būtinai reikia išvažiuoti kažkur į užsienį, į Lenkiją važiuojam labai dažnai, būna ir toliau, kur ta sporto šaka jau biškį
biški jau ilgiau užsilaikė ir tenais jau biški turi daugiau patirties, finansavimo, tenais ir kliūtis jau būna profesionalesnės ir sunkesnės ir taip pat ir važinėjom. Atstovaujam, tikrai taip, nes visų pirma, tai jo, atrodo, kad tu važiuoji konkuruoti kaip ir tu, bet kai tau būna sunku kažkokiose varžybose, visą laiką galvoji, kad kažkas iš šono pasakys, kad šitas bachūras iš Lietuvos, o kažkas pasakys iš Šalčininkų rajono. Ir būna netgi taip, kad ir užsidedam ir maikučių turim, ir su mūsų rajono atributika, nes tikrai ir patiems labai smagu ir tas irgi kitą kartą ir duoda tokių motyvuojančių jėgų, nes, žinai, kad tu turi pasirodyti ne tik už save, bet ir už savo rajoną. Ir netgi labai smagu. Atsakomybė, jo, ir jau Lenkai jau mūsų jau gerai pažįsta, tai jau kai atvažiuojam, Lietvinį Pšeikalė, jau pažįstami veidai ir žino, kad užsispyrė tokie esame, nes mūsų nedaug palyginus su Lenkais, bet mes visada esam geroj parinkti ir parodom neblogus rezultatus. Savo patirtimi apie ekstremalų bėgimą su kliūtimis pasidalins Jurijus Antanavičius. Kiek laiko užsiimate šio sporto? Šis sezonas jau bus trečias. Pirmą pusę sezono tai toks nedalyvavimas daugiau vyko, o paskui jau pradėjau dalyvauti varžybose. Treniruočių laikotarpis tikriausiai toks? Jo, toks treniruočių, nes pirmas varžybas buvo neoficialiai pabandytas, labai patiko ir tada pradėjau treniruotis. O kas paskatino užsiimti? Čia tokia įdomi istorija, čia vis stebėjau internetinėse svetainėse, kaip mano draugas Artur Pulša užsiminė šito sporto gana senai ir man vis patikdavo, bet aš kažkaip bijodavau vis pabandyti. Ir per rugsėjo 1 susitikom su vaikais mokykloje ir jis man pasiūlė pabandyti. Tai pabandžiau ir labai įsitraukiau tą sportą, nes jis yra toks greitas, efektyvus, sakyčiau, atnešantis daug emocijų, užvedantis, nes tas sportas visą laiką gyvenime buvo, kartais ten rimčiau, kartais silpniau, bet čia jau toksai laikotarpis atėjo, kai daugiau link profesionalumo patraukiau. Jau toks žingsnis į priekį. Jo. Kiek girdėjome, ne tik jūs užsiimate, bet ir jūsų vaikai? Taip, pamažu įsitraukė ir vaikai, sūnus jau nuo praeitų metų jau kiekvieną dieną klausinėja, kada jau pradėsim vėl lauke treniruotis, nes šiuo metu pasirašymas žiemą vyksta sporto salėje. Tai vis laukia, kada išeisim į lauką, nes sūnus susidomėjo, dukra kažkiek dar bando, tai kaip ir šeimom bandom treniruotis. O lauke turite tokią erdvę treniruotėms, Jošiūnuose kaip tik, taip? Kiek žinome, prie jūsų namų kaip? Taip, čia prie mano namų, nes kaip ir sakau, mano draugas mane įtraukė, tai mūsų rajone nėra vietų, kur galima treniruoti būtent šią sporto šaką, todėl buvo priimtas toks sprendimas. Now I see there's things in my way, pushing to the climax or until my soul decays. Is the roadway safe? God sends up in his veins. Catch a simple prayer just to see another day, and I'm thankful that I get to see this world, even if the people shit. Global human hate, it is something I would rid. Nes, pavyzdžiui, netgi praeitais metais su Šalčininkų rajono savivaldybė parašėm projektą ir buvo nemokamas atviras treniruotis, būtent mūsų aikštelėje buvo pravestas treniruotis, kad sudominti kuo daugiau mūsų rajono gyventojų užsiimti šią sporto šaką. Tai labai malonu, tikėkime, kad mūsų vis daugės. Taip, aš irgi taip tikiuosi, nes sporto šaka yra labai populiarėjanti šiuo metu. O kokie jūsų tolimesni planai? Galbūt yra planai dalyvauti varžybose? Tikrai yra tokių planų, kaip ir kiekvienas eilinis svajoja tapti generolu, taip ir didžiausia mūsų dalis, mes visi dirbam dėl rezultatų ir kiekvienais metais turbūt vienas iš svarbesnių startų tai būtų Europos ir pasaulio čempionatas. Tai šiais metais mes visas savo pastangas, jėgas koncentruojam į artimiausias varžybas, kaip artimiausias bus birželio mėnesį, bus Europos čempionatas, kuris vyks Italijoje, tai visos kitos varžybos, kurios būna prieš Europos čempionatą, tai būna tokios kaip pusiau treniruotės ir patikrinimas,
kur tu esi, kur reikia padirbti, kur gali biški atsipalaiduoti, kur silpnesnės vietas jo, nes taip pat ir sakoma, tu esi ant tiek stiprus atletas, ant kiek yra stipri tavo silpniausia vieta. O grįžtant apie varžybas, kiek kainuoja vieno žmogaus dalyvavimas varžybose? Kelionės išlaidos, galbūt dalyvio mokestis? Nu jo, jeigu paimt va tos varžybos, kurios yra mums svarbiausias, Europos čempionatas, tai tenais varžybos startinis mokestis būna 150–180 eurų vienas mokestis, o mes tenais, jeigu jau važiuojam, tai važiuojame sudalyvauti keliose distancijose, tai yra 3 km, 12 km, paskui dar būna komandinės, kai 3 vyrai arba 3 moteris arba miksuotos komandos, tai plus transportas, kaip ir jūs minėjote, ir kitokios išlaidos, tai kažkur tai apie 1500 eurų. Vienam žmogui, jo. Tai tokia nemaža suma. O ar gaunat paramos, ar čia kažkaip iš šeimos biudžeto, kaip tai atrodo? Pirma, tai tikrai viskas buvo 100% iš šeimos biudžeto, paskui, kai jau pradėjom biškai rodyti rezultatus, tada padėjo ir Šalčininkų rajono savivaldybė, būna nuvažiuoji, pas kokį nors verslininką irgi padeda, patika, bet taip pat ir gyvenam. Nueini, paprašai, kažkas būna padeda, kas gali, nes tas sportas labai brangiai kainuoja, ir pasiruošimas, ir treniruotės, ir viskas. Ir kai tu būna, supranti, kad tu tos pinigus, kur tu išleidi varžyboms, tu atimi iš savo šeimos. Tai irgi toksai kaip ir lengvas egoizmas. Tai Iš tiek finansinės tos tokios pagalbos kaip ir reikėtų. Būtumėm labai dėkingi, jeigu atsirastų tokių geradarių, norinčių, kurie norėtų prisidėti. Ir būtumėm tikrai labai dėkingi ir tikrai jinai visada yra reikalinga, nes čia toksai dalykas jau visada buvo labai silpna vieta ir tokia jautri vieta finansai. Ir už tai labai irgi dėkui Šalčininkų rajono savivaldybei, kad kasmet padeda, kiek gali, tiek ir padeda ir tikėkimės, kad ir mes nenuviliam jų savo rezultatais ir toliau bendradarbiausim, bet jeigu bus dar kažkas norinčių papildomai padėti, tai visada prašom ir būsim labai dėkingi. Tai gali kreiptis pas Arturą tiesiogiai? Arba jo, tiesiogiai gali kreiptis, arba per Šunų sporto asociaciją. Tai linkime jums sėkmės ir labai tikiuosi, kad birželio mėnesį susitiksime po jūsų varžybų. Su laimingus, su medaliais ir su ąžuolo vainikais. Taip, būtinai. Ačiū labai. Linkime sėkmės ir iki susitikimo. Ačiū labai už šiltus palinkėjimus ir tikrai pasistengsim nenuvilti mūsų rajono gyventojus, kurie iš tikrųjų visą laiką labai smagu žiūrėti, skaityti komentarus, kai tu po varžybų parašai kažkokį tai postą ir žmonės rašo, kad šaunuolė, mes matėm, stebėjom, palaikom ir tas irgi. Ir paprastas palaikymo žodis. Taip, tikrai taip. Tai ačiū Jums už tą palaikymą ir pagalbą visokeriopą, nebūtinai finansinę, bet ir moralinę. Irgi svarbi. Taip. Supratau.